Vyniotinių terminis apdorojimas. Tikslas – atlikti mėsos vyniotinių terminį apdorojimą virimo katile. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės, virimo katilas, elektroniniai termometrai, gaminio vidaus temperatūrai matuoti, padėklai gaminiams sudėti, vyniotinius lėktuvas, terminiam apdorojimui paruošti suformuoti vyniotiniai, praktinio darbo aprašymas. Darbo eiga. Vyniotinių virimas katile. Prieš verdant apžiūrima, ar vyniotiniai tinkamai suformuoti ir ar teisingai bei tvirtai surišti, nes vandenyje verdant gali iširti ir prarasti formą. Virimo katilas pripildomas vandens, atsukus katilo vandens čiaupą. Į pasūdytą vandenį yra sudedami vyniotiniai. Vyniotiniai bei vandens temperatūros matavimo daviklis turi būti apsemti vandeniu. Termometras vidiniai gaminio temperatūrai matuoti įsmeigiamas į vieną iš vyniotinių taip, kad termometro smaigalys būtų vyniotinio centre. Uždaromas virimo katilo dangtis ir įjungiamas katilo kaitinimas. Nustatomi virimo katilo parametrai. Vandens katile temperatūra 90 C, gaminio vidinė temperatūra 72 C. Įjungiamas virimo katilas. Kai gaminio viduje pasiekiama 72 C temperatūra, dar verdama iki 1,5–2 valandų. Jei verdami iš kulninės pagaminti vyniotiniai, kad nebūtų kieti. Kai vyniotiniai išverda, išjungiamas katilo kaitinimas ir atsargiai atidaromas dangtis. Vyniotinių slėgimas. Vyniotiniai išimami iš virimo katilo ir dedami ant rėmo preso lentynų. Ant tolygiai išdėstytų vyniotinių dedamos plastikinės lentynos ir jomis prispaudžiami bei slėgiami gaminiai. Slėgtuvo lentynos tvirtinamos varžtais, veržlės priveržiamas specialiu įrankiu. Vyniotinių atšaldymas. Rėmas presas su vyniotiniais transportuojamas į atšaldymo patalpą, kurioje temperatūra yra ne aukštesnė kaip 0,6 C ir vyniotiniai šaldomi iki 10–12 valandų, kol gaminių viduje pasiekiama ne aukštesnė kaip 8 C temperatūra. Vyniotinių kokybės įvertinimas. Atšaldyti vyniotiniai išimami iš rėmo preso. Elektroniniu termometru pamatuojama vyniotinių vidaus temperatūra, kuri turi būti ne aukštesnė kaip +8 C. Gaminiai išvyniojami iš pergamentinio popieriaus,
nuvalomi riebalai ir išsiskyrę sultinio likučiai bei drebučiai. Vyniotiniai yra sveriami, skaičiuojama jų išeiga. Vyniotiniai yra apžiūrimi ir vertinami jusliniu būdu. Jusliškai vertinant atkreipiamas dėmesys į šiuos rodiklius. Išvaizda. Paviršius sausas, švarus, be drebučių ar riebalų pertekliaus. Konsistencija. Standi. Forma. Ovali, taisyklinga. Gaminys gerai suslėgtas, pjūvio išvaizda, be tuštumų, nebyranti, tolygiai pasiskirstęs įdaras, skonis ir kvapas, skonis malonus, silpnai sūrus, jaučiamas grybų skonis ir kvapas.